Žinoma, kad dėl skonio nesiginčijama. Tačiau šiokia tokia diskusija tarp mūsų kanalo žiūrovų užvirė visai neseniai, kai pasidalinome nuotraukomis iš buvusio Vaidilos kino teatro vietos, kur jau baigiamas statyti motociklų muziejus. Retrospektyvinėmis įžvalgomis apie šią vietą dalijomės dar tada, kai Vaidila buvo griaunama, o apie ateities perspektyvas pasakojame ir vėliau, ne kartą čia sugrįžę muziejaus statybų metu. Dabar, kai išorės darbai jau praktiškai baigti, norisi pažvelgti šį tarsi iš dangaus nusileidusi pastatą iš įvairių rakursų. Juolab, kad moderni muziejaus architektūra stipriai jaudrina mūsų žiūrovų vaizduotę. Vieni teigia, kad tokiam moderniam pastatui čia ne vieta. Esą jis neturi dvasios ir primena daugybę panašių šiuolaikinių statinių. Kiti, atsakydami modernizmo kritikams, ironizuoja, kad tuomet gal reikėjo statyti rūpintojėlio formos medinį statinį, kuris atrodytų dvasingesnis. Ir iš tiesų, šalia po žiemos sąstingio vėl atgyjusio fontano stovinčios medinės skulptūros, jau beveik pusę amžiaus vadinamos Vaidilos, Aitvaro ir Bilduko vardais, su šiuo pastatu sudaro ryškų kontrastą. Bet gal tame ir bus šios vietos grožis. Norisi tikėti, kad būsimo muziejaus paskirtis sujungs skirtingų laikmečių dvasią per motociklų, automobilių ir galbūt kitų transporto priemonių ekspozicijas. Tad su nekantrumu lauksime muziejaus atidarymo. O jūs likite su Klaipėda TV. Nepamirškite palaikyti mūsų patiktukais, savo komentarais ir žinoma kanalo prenumerata. Ačiū, kad esate kartu ir iki kito karto.